Šaukiu aš mūsų gentį, miškų Parodys, norit ar nenorit. Ir jeigu norit, aš jums visiems plūdžiu atsiųsiu. gyventi ir ginti, kas mums rūpi. Mes gerbiam girią šventą, klevus, liepas ir ąžuolus, kai taip sparčiai jos kerta. Mums neužtenka girdėti vien tik pažadus. Pridėkiau. Mūsų gentys už medžius neturinčius rankų, įliek šaknys į žemę, šakos į dangų, širdis į mišką brangų. Jau kyla mūsų gentys už medžius neturinčius. Nu ką, brakušus. Pučiam. Džebedajus Springfieldas ir jau pasiekėjai. Ką turim rytą? 7 jau. Kol susiruoši kol ką. 7, varysim 2 ekipažais. Tai įdomus bus rezultatėliai. Ką čia mes galim paimti? O kol kas mėtom. 2 kuolus turiu pasiėmęs. Vieną lūžusi, kitą tą, kurį norėtume paaukoti. Tai pažiūrėsime, jeigu nieks nenupirks tos pinigėlio, kad paremt globos įstaigą, tai padovanosiu tiesiog. Nes toks ir buvo planas. Aš jį gavau, kad padovanočiau, aš jums ir padovanosiu, o dabar padarysim gerą testą rimtą su overloadiniam gumom. Jisai yra nuo 2 iki 9 gramų, mano guma ant svarstyklių svėriaus gaunas 15. Tai overloadas nedidelis, bet, pažiūrėsim, kaip iš čia tvarkysis. Pintas valas 0,10, kiek skystokas. Bet ką, čia visko gerai nepadarysim, nespiningauju, tai aš toks labiau sėslų žvejys. Bet reikia ir spiningo laidelių parodyti, nes čia žinau, kad yra daug fanatų spiningo. Kol dar rytas, norėčiau pakalbėti apie tą rėmimą. Aš ne visai tiksliai paaiškinęs, tai dabar yra taip. Aš savo banko sąskaitą nurodau po vaizdo įrašais. Dabar tik banko sąskaita ir bus po vaizdo įrašais, nieko jokių, ten daugiau prierašų nieko. Į tą sąskaitą pervedat, kiek norit paaukoti gyvūnų prieglaudai. Tai neaukosim jokiai 5 kojai, nes ten yra žiauru, jau gaunu 3 atsiliepimą, kad ten yra labai blogai ir kad ten pelno siekianti organizacija. Kad ir kaip čia kažkas neigtų, bet taip ten matos. Tai žodžiu, susiradom naują, tiksliau pasiūlė draugai naują įstaigą, VŠI Klajūnas. Pridėsiu irgi nuorodų, kaip ir atrodo labai gražiai ir patinka, tai tikriausiai ten. Bet aišku, iki to turim surinkti bent kažkokią sumą. Tada tos plūdelės. Jau padarytas galutinis produktas. Kaip gausit šitas plūdelės, kaip paremsit kanalą ir mokėjimo paskirtį nurodysit. Norit ar nenorit. Ir jeigu norit, aš jums tų plūdžių atsiųsiu. Kiek turiu kol kas, kiek galėsiu, nes daug jų nėra. Tai esmė, kad reikės, jeigu norit plūdės, reikės atskirai už siuntimą susimokėti. Nes man 3 eurai siuntimas, tai jeigu aukoja 2 eurus, tai įsivaizduokit, kad man tiesiog dar reikia damokėti. Tai įsivaizduokit taip, jeigu norit plūdės, kai aukojat, paremkit 3 eurais daugiau. 2,89 berods siuntimas. Tai viskas. Labai paprastas dalykas. Tyliai plaukiu, nenoriu labai gąsdinti, dar lydekos matyti miega. Kodėl pasiėmiau dar kitą spiningą, sulūžusį, bet kietą, žiauriai kietą. Kad būtų planas B, nes čia realiai yra laitas. Rimtas daiktas ešeriam šiaip, bet aš kaip neešeristas, aš bandysiu jį apkrauti iki tinkamo dydžio lydekom.
kas yra tinkamas dydis lydekam, nežinau. Kad galėtume pakirsti. Lydeko yra toks momentas, kad ją reikia pakirsti. Jinai turi gauti kablį ir jį gan stiprokai, nes visa galva sudėta iš kaulo. Normaliai mėtau. Pirmas korčius. Nieko nepagausiu, matau, kaip tokį įdedu. Te po lūpų. Ne, gal. Nejuokausim. Gal. Ai. Spiningautojo romantika. Kaip nedažnai, net pasiilgsti. Taip, noriu pristatyti dar jums mano temų arsenalą. Daug vilties dėjau, tikrai dėjau daug vilties. Va, pavyzdžiui, kopyto relaksiukas. Ideali kopija, bet vos patrinus, juodas dažas nueina. Tai, nėra gerai. Tai yra labai blogai. Man reikia, jeigu aš perku žalią su juodu, įsivaizduojat, ne? Žalią su juodu. Tai ir noriu, kad tas juodas būtų. Tada dar šitokių saulažuvių. Man labai patinka gaudyti ant saulažuvių šitų. Ne visai tokių, bet mažesnių išerinių. Irgi pabandysim, va čia kaip tik bus spiningo tema. Ir tikrojo relakso. Kopyto relaksas, kaip jie tam vadina, bet va tikrasis. Nežinau, mano galva nėra geresnių gumų šiai dienai. Gal Vestinas. Vestinas dar. O šiaip kopyto relaksiukas. Tuo ir iš karto produktą darom. Artėjam prie kalnagubrių. Kelmagubrių. Pagubrinsim biškį. Ai. Kaip avižadrebį. Šiaip blankas toks, kad jis jaučiu ir atidirbtų dar kaip avižadrebis su sunkesne avižu. Reikėtų kraut kokią, neįsivaizduoju. 2 gramus turbūt. Bet tai ten jau ne avižadrebis, ten jau džigas turbūt gausi. Šiaip labai rimtas aparatas. Patinka, kol kas tik tai geri žodžiai. Oi. Žiūrėsim, kai bus iki vakaro. Koks kibimukas buvo prie pat. Įtariu ešerys. Tr. Jau čia tikrai 100% ešerinis. Kai visada, aišku, tą rytinį norisi kuo greičiau ir geriau išnaudoti. Ir lakstai tada. Pirmyn atgal. Tai varom dabar prie krančiuko daugiau. Pabandysim iš po šakų ištyst ką nors. Čia kibimas gražu, vidury viskas gerai. Bet ne, kažko nenori. Stvėrė didelę žalią gumą, o baltą mažiuką uždėjau ir ne.
ešerinį. Kol kas duodam ant kibiro. Reikia susismeigt, ką bandžiau. Bus geriau orientuotis. Dabar didesnį ešerinį. Kablys labai toli. Dar vienas instrumentas. Kaip šonu čia. Veiksmas. Nu va. Bent jau sužinojom, kur žuvis. Vieną rast pavyko ir įsižuvint rankų ne. Tai tokie reikalai, tęsiam toliau. Antras ekipažas prisistatė. Kausis vietiniai prieš Kauną. Žiūrėsim, kad... Pažiūrėsim. Va, antras dublis. Kauniečius daužom 2-0. Nu, skaitysim 1-0, kad jau paliesta. Nu, lydekiokas. Pusę kilo. Kažkas tais. Reikia atstovaut kaimą. Tinkamai. Taip stengsimės ir padaryti. Paukščius užfilmuot. Biškiu užklydau į žolyną. Kaip ir į seklumą tokią. Nu, seklumą. Žolės tai sekluma. Tai dabar pabandysiu tokį variantą. Ežere pačiam kaip ir kimba, bet ten angylio ir visai kitai. Tai matėt, kad buvo tų kibimėlių. Dar pačių kibimų dažniausiai neužfilmuodavau. Tai ten porą dar
Dar kibimų buvo, porą tokių pamatymų žuvies. O dabar čia į tokį džiunglių šniūrą atvariau. Atsivėjo širys gumą, tai iškart mažesnė. Bumtelnam jam. Pažiūrim, ko iš čia norėjo. Aha, bumtelsi, čia iš karto žolį. Labai sąlygos tokios nepalankios. Gerai. Leidžiamės pasroviui. Kovosim kitaip truputį. Čia grina kova žolėse. Pradedu prisiminti, kodėl aš nespiningauju. Į naujus maurokulynus. Grįžtam prie legendų. Papito relax. Žalia. Jau šiandien per kibimus padraskyta. Žolynai apsvaidyti. Kažkas negerai. Nu ką, kas negerai, tai kad neina pravest. Jeigu išeitų dugnu pravest, būtų rezultatai kiti. Va? Ešerys, bet koks ešerys buvo. Ešerio tai nesitikėjau tikrai čia. Priekrantėje. Gerą lydį buvau įsmeigęs prie pat ir į kelmą atnešė ir apsisukau. Antrą lydeką randu ir niekaip negaliu pakilti. Kol apsisuku, kol ką. Lydekos kibimą. Ką tik turėjau ir suolas išsinėrė iš valties. Kai pyliau. Va. Jau reiktų sustoti tiesiog dasipūsti. Jaučiu tą lydeką jau sulindo į krūmus po tokių bajerių. Nes garselis tai tikrai buvo. Nepavydėtina žuviai. Normaliai. Visa goma korėta. Tai ką, kol turiu dar kažkiek baterijos, noriu reziumuoti šitą laidą su Džimiu. Visai gerai čia pavyko, pagavom kelias žuvis, tikrai nesausai, tai jau malonu labai širdžiai po tiek metų išbėgti į aikštelę ant spiningo. Ką dar kartą kviečiu visus aktyviau prisijungti prie šitos labdaros mano vykdomos. Ir ką, ačiū, kad žiūrit, būtinai paprenumeruokit. Vis tiek, dabar išjungsit video, nueikit tą šitą. Subscribe, varpelio reik, nereik, čia jau jūsų, ar norit matyti mano video iškart pirmi, ar nenorit, jūsų reikalas. Tai ką, ačiū visiems, jungiamės į akciją Dovanojam gyvūnėliam ir tiek, susimatom kitose laidose. Iki. Šaukiu aš mūsų gentį, miškų, laukų ir upių, dar
vienoj visiems gyventi ir ginti, kas mums rūpi. Mes gerbiam girią šventą,